Taigi sveiki atvykę, šiandien papasakosiu, kodėl Damasko metalas toks yra ypatingas, kodėl jis skiriasi nuo kitų plienų. Tai nieko nelaukia ir pradedam. Damasko plienas yra kilęs iš Damasko miesto Sirijoje. Jisai yra pagamintas iš daug sluoksnių metalo. Tai pavyzdžiui kietas, daug anglies turintis metalas, tada minkštas, mažai anglies turintis metalas, kietas, minkštas ir kalviškai taip suvirintas, lankstomas. Ir išgauna labai gražius raštus, kurie visus žavi. Man tai labai patinka tokie ten raštai. Visi peiliai būna visą laiką skirtingi, buvo visą laiką kiekvienas plaktuko smūgis kažką vis tiek pakeičia, kad ir kažkiek ten viską iškart pakeičia. Taigi, kokie pranašumai yra Damasko peilio, tai yra visų pirma lankstumas, aštrumas. Taigi, jeigu mes turime du skirtingus metalus suvirintus, vieną mažai turinti anglies, tai jisai, kai užgrūdinsi, jisai toks lankstus lieka, bet jisai toks nekietas, o ta kieta toks aštrus ir kietas, tai mes gauname tokį kaip ir kombinaciją tarp kietumo ir lankstumo. Tai labai geras toks būna peilis, jisai nenulūžta taip lengvai ir turi gražius Damasko raštus. Tai dabar pakalbėsim apie trūkumus. Tai trūkumai yra visų pirma, kad jį brangiau yra pagaminti ir jisai yra brangesnis metalas, brangesni visokie dirbiniai iš Damaskos būna, jį ten reikia suvirinti, vėl ten sulankstyti, vėl supjaustyti, vėl suvirinti. Tai yra trūkumas yra kaina, o dar vienas trūkumas tai yra, jie gali būti jautresni rūdžiams visokiems, visokiems ten korozijai visokiai. Taigi, papasakojau apie Damasko pranašumus, trūkumus, iš kur kilęs Damaskas, tai yra iš Sirijos mieste. Dabar parodysiu, kaip namuose galima lengvai išryškinti Damaskos raštą. Tai mums visų pirma reikės kibiriuko nereikalingo, iš krano vandens, tai visų pirma ir pripilsiu iš karto. Mums reikės dabar įdėti dar šiek tiek druskos. Viską dabar gerai mums reikia sumaišyti. Taigi mums dabar reikės elektros. Tai aš čia turiu pasidaręs, pasigirsiu, štai tokį kaip ir bloką. Gali čia reguliuotos, kaip ir sakant, voltus. Nuo 1 iki 19, bet čia yra kompo tas įdėtas pakrovėjas, 19 voltų ir 4,16 amperų blokelis. Ir čia turiu dar vieną transformatorinę, kuris paduoda srovę šitam, tada šitam dar ledui ir šitiems fenams. Taigi nieko nelaukiu ir parodau čia, nes nebešnekėjęs. Tai nustatysiu ant 12 voltų. Pasiėmame Damaskos kažkokį metalą, nežinau ką jūs darysite ar peiliuką, jeigu kažkada gaminsite. Aš šiaip savo peilį, taip tą pirmą Damaskos peiliuką taip pat išryškinau, tai jeigu norite pamatyti, įmesiu linką į aprašymą, jeigu norite pamatyti, kaip aš bandau nukalti Damaskos tą peiliuką. Tai pirmas kartas ten kaip išėjo. Tai mums reikia jungti pliusą būtinai prie Damaskos, jeigu atvirkščiai, tai niekos ten išryškės. Prie kažkokio nereikalingo metalo, gerai, kad būtų jisai nesurudėjęs, tai šiek tiek aš pašveičiau ir pajungiam ir žiūrim, kas gausis. Ir kaip matome, iškart pradėjo veikti kažkokią reakciją. Reikės mums palaukti kažkur apie 10 minučių ir būkite geroj vėdinimoj patalpoj. Čia biški kartais dūmelis kažkoks išeina. Štai va, pradėjo imti ir energijos ir palaukėme kokį 10-5 minutės. Praėjo kažkur 5 minutės, nustačiau ant pačio galingiausio, kad kuo greičiau būtų, tai 18 voltų ir 5,4 ampero. Tai išjungiam ir pasižiūrim, kas gausis. Kas gavosi, pasižiūrime. Ir štai Damasko raštą gavome. Kur patamsėja labiau, tai ten kietas metalas, o kur toks šviesesnis, tai ten reiškia, kad minkštas. Tuo aš nuvalysiu ir vėl parodysiu. Taigi va, štai taip va ir atrodo štai šis kaip ir Damaskos metalas. Čia buvau gražiai nušveitęs. Tai čia kur matosi, tai čia užtat labai ir išryškėja. Tai manau, čia pats geriausias būdas namuose išryškinti Damaskos, kai nieko neturite. Pripalate vandens, druskos pridedat, įjungiat elektros, pliusą prie Damasko, kurį norite išryškinti, o minusą prie metalo. Ir taigi labai būtinai reikia nuplauti gerai štai šį, kaip sakant, metalo gabalą, kai jau išryškinote. Gali būti dar ten, kad liko ant jo cheminių kažkokių elementų, kurie labai gali būti nesveiki. Taigi labai gerai nuplaukite su feiriu, su
su popierium vėl nutrinkite, vėl nuplaukite. Aš pirmą šiaip žinot kaip dariau, aš su VD, tada patryniau, kol nebejodavo tas popierius, tada vėl su feiriu taip, vėl taip tryniau, su feiriu ir taip gavome štai tokį va kaip ir Damaską. Tai tikiuosi patiko šis video, kai pasakojau apie Damaskos metalą, kodėl jisai toks ypatingas, kodėl skiriasi nuo kitų plienų. Tai žinoma, visų pirma, dėl rašto savo išskirtinumo skiriasi. Paprastai plienai neturi rašto. Parodžiau, kaip lengvai galima namuose išryškinti Damaskos raštą. Ir tikiuosi patiko šis video. Nepamirškite klausti klausimų, subscribe, patikliuką paspauskite ir susitiksime iki kito karto.